Man patinka kažką kurti. Nu, kažkas tokio. Tie vaikai, kurie programuoja, jie viską gyvenime sprendžia lengviau. Programavimas tai iš tikrųjų du dalykai, tai yra logika ir kūryba. Tai jeigu vaikai turi šituos du įgūdžius, jie gali padaryti bet ką. Programavimas tai iš tikrųjų yra toks savotiškas stebuklas, kai iš daugybės skaičių krūvos arba nesusijusių faktų krūvos taiga gauni dalyką, kuris yra patogus naudoti ir iš tikrųjų išsprendžia tą daugybę problemų. Mano pažintis su kompiuteriu buvo pirmą kartą, kai aš buvau 11 ar 12 metų. Kai pamačiau, man tiesiog užsidegė akis, nes tai yra stebuklinga dėžutė, kuriai gali kažko paprašyti ir jinai padaro, ko tu nori. Tai man tėtis pirmą kompiuterį nupirko, iš tikrųjų savo nusipirko kompiuterį, bet aš neišvengiamai gavau jo dozę irgi. Paskui taip nespėjai susizgrybti, žiūrėjau, žaidimą padaręs esi kažkokį tai. Nu tai, bet čia man buvo, man atrodo, 6 metų, kai gavau tą kompiuterį. Tai mano anksti karjera prasidėjo programuotoja. Už 20 metų, gal net greičiau, didžiąją dalį mūsų gyvenimo pasaulio valdys kompiuteriai, technologijos. Ir aš manau, kad ateitis priklauso žmonėms, kurie valdys tos kompiuterius. Draugusi norėčiau būti žaidimų kūrėju. Aš mėgstu visokius siuntimo kodus nulaužinėti. Nes kompiuteris tiesiog yra labai geras dalykas. Gali tu ten kurti bele ką. Noriu būti programuotoju, nes išmokti programuoti ir padėti žmonėms. Mūsų tikslas – įkvėpti naują kūrybinių technologijų kartą, kurie sukurs geresnį rytojų. Programavimas tai gebėjimas įgyti supergalias. Jeigu norite jas įgyti, jeigu norite turėti supergalių, tai ateikite ir išmokite programuoti.